Sveiki, mėly Dešinio proto podcast'o klausytojus. Iš studijos Vilniuje su jumis sveikinasi Teodoras Žukas, o taip pat kartu su manimi pokalbį ves mano kolega Laurynas Peluritis. Sveikas, Laurynai. Sveikas, Teodorai. Dešinysis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriamas podcastas. Čia kalbame apie politiką, kultūrą, istoriją ir kitas mus ir mūsų klausytojus dominančias temas. Šiandienos pokalbyje kalbėsime apie vieną žmogų, mąstytoją, rašytoją, filosofą, vieną iš nedaugelio šiuolaikinio konservatizmo mąstytojų, serą Rodžerį Skrutoną. Apie Rodžerį Skrutoną kalbėsime su mūsų studijos svečiu Augminu Petroniu. Sveikas, Augminai. Sveiki. Augminas Petronis yra rašytojas, publicistas, Bernardinai LT bendradarbis. Augminas Petronis pats neseniai parašė knygą pavadinimu Nedetektyvai, kurią išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Tačiau šiandienos pokalbėje nagrinėsime, kaip sakiau, Rodžerį Skrutoną, jo gyvenimą ir darbus, bei jo knygą Modernioji kultūra, kurią visai nesenai iš anglų kalbos išvertė Augminas, o knygą išleido leidykla Margi raštai. Tai bus labiau pokalbis negu interviu žanras. Mes kartu su Laurynu esame šiek tiek susipažinę su Rodžerio Skrutono darbais, mąstymu, rašymu. Todėl klausytojus perspėju, kad tai yra toks labiau trijų žmonių pokalbis negu interviu žanras. Bet mes esam labai dėkingi be abejo Augminui, kad jis sutiko pas mus atvykti į studiją ir pasikalbėti apie jo nesenai išverstą knygą. Tai yra Rodžerio Skrutono Modernioji kultūra. Augminai, pirmas klausimas tau. Kas yra Rodžeris Skrutonas ir kaip su juo susipažinai? Tai prieš atsakydamas į klausimą, aš trumpai padėkosiu už kvietimą ateiti pas jūs į tinklalaidę. Labai malonu ir labai smagu pasikalbėti apie Skrutoną. Jau yra buvę keli šitos knygos pristatymai ir man jau teko taip truputį išmokti, kaip reikia trumpai paaiškinti žmonėms, nes Lietuvoje Skrutonas nėra taip jau labai žinomas autorius. Aišku, žmonėms, kurie domisi filosofija ar domisi konservatizmu ar tiesiog politinė mintim, galbūt jis yra žinomesnis, bet bendrai paėmus tai nėra taip, kad jis Lietuvoje būtų pirmo ryškumo žvaigždė, nors anglakalbiam pasaulyje savo laiku jis tikrai buvo pirmo ryškumo žvaigždė. Aš sugalvojau tokį palyginimą, galbūt tai nėra geras palyginimas, bet kaip mes žinom, kad futbolo pasaulyje neseniai buvo dvi žvaigždės, kur buvo Ronaldo ir Messi, kurie varžėsi, taip sakykime, savo lygoje ir tada visi kiti žaidė savo lygoje. Tai Skrutonas galbūt anglų konservatizme savo laiku irgi buvo toks savotiškas, nežinau, kaip palyginimas su Ronaldo ir Messi, kad jis turėjo savo lygą, visi kiti buvo kažkur truputį kitoj lygoj. 74 metais Skrutonas išleido pirmą savo knygą ir 2020 metais mirė. Tai kažkur išeina truputį daugiau kaip 40 metų rašymo ir jis iš tikrųjų tai viena vertus jis buvo nepaprastai produktyvus, o kita vertus tai, kas yra susidūrę su Lietuvos akademikais, ar prašė ko nors pakalbėti kokią nors temą, ar parašyti kokią nors temą, ar duoti interviu kokią nors temą, tai žino, kad žmonės Lietuvoje kartais taip sako, čia gal ne mano tema, čia gal ne mano sritis, aš čia ne ekspertas, gal pakalbinkit ką nors kitą. Tai Skrutonas panašu, kad niekada tokių problemų neturėjo. Jisai, šiaip jo akademinė interesų sritis buvo estetika, jo disertacija buvo parašyta tokia Kembridžo universitete labai ambicinga disertacija, kuris bandė pasiūlyti naują estetikos teorija. Jo sudėtingiausios filosofinės knygos yra apie estetikos klausimus, turbūt muzikos estetika ir architektūros estetikai skirtos knygos. Bet tada jisai rašė daug labai įvairių temų. Yra jo knygos, kurios tiesiog daugiau yra skirtos filosofijos istorijai, ar tiesiog modernios filosofijos istorijai, ar konkrečiai, pavyzdžiui, Kantui arba Spinozai. Yra knygos, kuris bando taip populiariai pristatyti, kas yra konservatizmas. Ir turbūt apie tą dar norėsim pakalbėti. Tada yra jo knyga apie medžioklę, nes Skrutonas antroje gyvenimo pusėje gyveno kaime ir mėgo medžioti, apie tai parašė knygą. Yra jo knyga apie vyną, tada yra 5 knygos, kur yra grožinės literatūros kūriniai, ten romanai ar apsakymai, tada yra 2 operos, tada dar greta to yra daugybė
pačiom įvairiausiom temom parašytų straipsnių, esė, kur ten gali rasti, ką nori, ir popmuziką, ir Harry Potterį, ir beveik bet kurią kultūros aktualiją. Kaip aš pats susidomėjau Skrutonu, tai man tas sutapo su 3 kursu ir sutapo su Erasmus mainų programa. Aš važiavau į Erasmusą į Vienos universitetą ir tai kaip tik buvo 2017 metai, spalio revoliucijos 100-metis, ir aš atsimenu, kaip aš vaikštų Vienoje po tą universiteto miestelį ir ten ant kiekvieno stulpo prie gatvės yra pakabintas plakatas, kuris kviečia į spalio revoliucijos 100-mečio minėjimą. Renginys pavadinimu Revoliucionis nicht Geschichte, revoliucija nėra istorija, nupieštas Leninas ant plakato, nupieštas gaublys ant plakato, ten Leninas kažkaip ten stovi ant to gaublio, ar tai laiko tą gaublį. Žodžiu, viskas sena gera tarybinė klasika, man labai labai atpažįstama, gal ne iš gyvenimo, bet iš istorijos vadovėlio ar dokumentikos, tai tikrai. Ir kažkaip Skrutonas, grįžus į savo bendrabutį ir sėdint prie kompiuterio ir kažkur pasidomint internete, jis tikrai buvo man atgaiva. Ir po to nutiko taip, kad vieną knygą perskaičiau, kitą knygą perskaičiau, tada atsirado šitą knygą, buvo idėja ją išversti, atsirado leidėjas, kuris šitam projektui pasirašė, ir taip atsirado pirma Rodžerio Skrutono knyga lietuviškai. Jeigu galima tokį turbūt ne tiek korektišką palyginimą, bet kaip pats Rodžeris Skrutonas sako, kada tą akimirką, kada jis tapo konservatoriumi su 1968 metų revoliucijomis ir revoliucija Paryžiuje. Ir nelyg Augminas Petronis, kaip Rodžeris Skrutonas Vienoje vaikščia ir pamatė tą, turbūt galima sakyti, beprotybę vykstančią. Taip, bet turbūt man tas rezonavo todėl, ta prasme, Skrutonų tos kalbos rezonavo todėl, kad, aišku, tai kas vyko 68 metais Paryžiuje, tai turbūt nėra tai, kas vyko pas mane universitete, nes vis tiek ten ir 5/5 turbūt šalies streikavo, ir De Gaullis buvo pabėgęs, ir žmonės mašinas vartė, ir gatvėse buvo riaušės. Skrutonas pats pasakojo, kad jisai klausdavo tų studentų, kurie ten protestuoja, kam čia to reikia. Jie sakydavo, tai Prancūzijoje revoliucinės ten būklė, mes ir dar kokią nors papilstydavo marksistinio žargono. Tai, taip, man yra tekę tą matyti, kaip ten, sakau, Vienoje seminarė ateina tavo kursiokė daryti pristatymą, jinai padaro pristatymo gale reikia užduoti klausimą. Klausimas diskusijai yra, ar Rytų Europos šalis galėtų grįžti prie valstybinio socializmo. Ir tai tokia buvo atmosfera. Tai taip, tai iš tos pusės man Skrutonas tikrai rezonavo, bet iš kitos pusės jis man rezonavo ir dėl to, kad aš nuo vaikystės užsiminėjau muziką, man taip pat ten kiti menai buvo įdomus. Čia neseniai tas materializavosi tai, kad man pavyko ten knygutę tokią išleisti. Tai tie klausimai, kurie buvo susijęs su estetika, su menu, man taip pat asmeniškai buvo svarbus ir įdomus, ir turbūt mane tuo Skrutonas irgi užkabino. Augminai, minėjai, kad jis yra nepaprastai produktyvus mąstytojas ir rašytojas. Išvardėjai daugumą temų, kuriamis jis rašė. Dar keletą noriu paminėti vien dėl to, kad klausytojams būtų aiškus tas plotis jo rašymo. Tai be to, ką jau paminėjo Augminas, jis dar rašė apie aplinkosaugą ir ekologiją knygą, rašė apie muzikos estetiką be abejo, bet pavyzdžiui atskira knyga Vagnerio Parsifaliui, tiek kaip operai, tiek ir Parsifalio visai mitologijai, arba dar viena apie civilizacinės sankirtas Europos, kuri vadinasi The West and the Rest, apie migraciją, terorizmą ir šitos klausimus. Laurinai. Man norisi truputį jau gal artėti ir prie pačios šios knygos, ką modernioji kultūra bando padaryti. Ir man atrodo, kad tai yra tokia labai įdomi intelektualinė pastanga. Pirmuosius kelis skyrius aš galbūt net įvardinčiau kaip, ne tiek, kad tai yra kažkokia itin konservatyvus ar konservatoriškas tekstas, greičiau tai yra, toksai filosofijos profesoriaus pabandymas apibendrinti apskritai, kas yra kultūra ir kaip yra kokios yra kultūros sampratos pagrindinės moderniosiuose vakaruose. Ir tas išskirimas, tarp populiariosios kultūros arba liaudės kultūros lietuviškai ir elito kultūros, tai yra Herderis versus Humboldtas, yra ta vieta, nuo kurios pradeda, bet kartu
iš karto labai įdomus aspektas yra apskritai, modernybės intelektualinė ir dvasinė būsena, kuri Skrutono yra įdomiai reflektuojama. Ką aš noriu pasakyti? Jisai iš vienos pusės labai kritiškai kalba ir apie apšvietą, ir apie romantizmą. Ir jisai sako, kad iš esmės modernybė nutraukia tą kultūros sampratą, kuri egzistavo iki tol. Tai yra tokia kultūra, kur religija ir kultūra yra labai tampriai susijusios, kad bendruomenės religinio gyvenimo, kulto dalykai, jie yra bendruomenės kultūros dalykais. Kas nutinka su apšvieta, yra radikalus tikėjimo ir proto pasaulietinės ir religinės sferų atskirimas. Ir tada tarsi romantizmas pasiūlo įvairius substitutus šioje vietoje religijai. Ir estetika tarsi užima vietą. Ir čia jaučiasi Skrutono tokia kritika. Bet vėliau, tada kai prabyla konservatorius, daugmaž knygą įsibėgėjus jau pirmą trečdalį tik tai bebaigiant, jis tada sako, bet jau mes nebeturime variantų grįžti į tą būklę, kuri egzistavo iki tol. Tai kaip sakant, tai nėra ta modernybės kritika, kuri sako, tai dabar apsimeskime, kad yra ten 1453 metai, dar, Konstantinopolis dar nekrito, ir daugybė kitų dalykų, kaip internetinis memas skelbia, bet jis sako, kad tai dabar ką turi daryti konservatorius, pasikeitusiame status quo, intelektualiniam pasikeitusiam status quo, dar apie popkultūrą nekalbam, jisai turi paimti tai, kas yra geriausia tada ir iš apšvietos, ir iš romantizmo, ir įsisavinti kaip savo. Tai, Augminai. Taip, aš sutinku su tokiu Skrutono vertinimu. Man irgi atrodo, kad tikrai jis nėra iš tų autorių, kurie sakytų, kad net jis gali būti kritiškas tai moderniai kultūrai, bet jis tikrai negalvoja, kad kažkaip galima paprastai imti ir grįžti. Ir vėl su ta apšvieta ir tai, ką Laurynai tu minėjai apie romantizmą, tai taip, jis iš vienos pusės yra kritiškas romantizmą, ir ne, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, Teodoras minėjo, kad Skrutonui aplinkosauga buvo labai svarbus klausimas. Ir kai Skrutonas kalba apie aplinkosaugą, tai jisai kalba apie tai, kad tas romantiškas troškimas išsaugoti pasaulio tam tikrus lopinėlius, kurie nėra paveikti modernizacijos. Šiuo atveju net neliaudės dainos, bet kraštovaizdis, kuris yra nepavliestas modernizacijos, jis yra tampriai susijęs su romantizmu. Ir jis taip pat romantizme randa kažką gero ir vertingo. Man atrodo, ir apskritai, jeigu sekti irgi plačiau žiūrėti Skrutono kūrybos kontekstą, kalbėjimas apie grožį ir grožio patirties fundamentalumas tam, kaip mes apskritai patiriame gyvenimą ir kaip mes laikomės gyvenimą. Man atrodo, Skrutonui gal dar taip pat tas estetinis dėmuo iš romantizmo jis yra svarbus ta prasme, kad tai yra atsvara daliai modernybės tokio itin ideologiško mąstymo, kad šitas pastatas gražus, nes jisai remiasi tam tikrą konvenciją, kurią ten sukūrė Le Corbusier ar kažkas, taip sakant, ideologiniu argumentu. O Skrutonas sako, pasižiūrėkime, ar tai yra gražu. Taip sakant, tai yra irgi kartu apeliavimas į tokią bendresnę patirtį. Ir nors man čia yra toks įdomus paradoksalumas Skrutonas. Iš vienos pusės jisai tarsi sako, populiarioji kultūra yra labai problemiška ir tada elitinė kultūra, aukštoji kultūra yra tas gerasis dalykas, kur yra geresnis dalykas, jis vis tiek hierarchinė atsisako, bet iš kitos pusės, jeigu mes žiūrėtume tai, kaip jisai taiko savo kai kurios savo principus, ir kaip pavyzdžiui jis kalba apie architektūrą, tai kaip tik galėtum sakyti, kad jo gerokai labiau tai yra toks bendro jausmo, sensus komunis, common sense elementas, jis kaip tik nusveria, kad tai nėra, kad tik tai kažkoks architektų elitas, turintis ten magistro, daktaro laipsnius, jie dabar pasakys, kas yra gražu, o visi kiti, kurie kabutėse nesupranta, jie yra kvailiai kažkokie, kuriuos reikia peikti, o štai paprastas žmogus iš gatvės, jisai negali tiesiog pasižiūrėti namą ir sakyti,
tai yra gražu, arba pasakyti, ne, tai yra siaubingas pastatas ir jis netinka Vilniaus senamiestyje. Taip, man atrodo, čia labai gerai įžvalga, nes tikrai Skrutono santykis su elitizmu yra sudėtingesnis, negu kad gal tikėtumės iš seno anglo su tvido kostiumu. Ta prasme, ir sero titulų. Ir sero titulų. Jis nėra toks, kad čia tik tai mažas elitas visada žino viską, kaip ten estetiškai teisingai reikia daryti, bet tą common sense, kaip lietuviškai pasakyti, bendrą nuovoką. Sveikas protas, bendroji nuovoka. tą išsaugoti, jam irgi atrodo, kad tai yra vertingas dalykas. Apie architektūrą, tai man, kuri atrodo svarbi įžvalga ir reikšminga tokia, yra tai, kad architektūra, kaip jisai sako, yra labai politinis menas, ta prasme, kad, jeigu aš, pavyzdžiui, skaitau knygą vienas kambarį, tai aš vienas skaitau knygą ir jeigu aš klausau muziką su ausinėm, tai jūs greičiausiai negirdit, ką aš klausau ir jeigu jums nepatinka, ką aš klausau, tai jūs galite to savo ramiai ir negirdėti, bet jeigu kas nors prie tavo namų pastato daugiabutį ir išgrindžia jį oranžiniam ten plytelėm. Ir iš tikrųjų yra visai juokinga, kad čia yra pavyzdys, kurį Skrutonas panaudoja vienoj paskaitoj ir prie mano namų yra lygiai identiškas dalykas atsitikęs. Tai yra kažkas pastatė daugiabutį ir suklijavo oranžinės plyteles ant jo. Ir taip, ir tada tą vietą, kurioje tu gyveni, tai vis tiek paveikia ir tu negali išvengti to poveikio. Ir čia vėl, kalbant apie Skrutono konservatizmą, man atrodo, kad šitoje knygoje gal to nėra ir to nelabai daug matosi, bet skaitant kitus jo tekstus, kurie yra labiau politiniai minčiai skirti, man atrodo, kad vienas iš tokių neįvertintų dalykų, apie ką kas nors turbūt galėtų kad nors parašyti bakalauro ar magistro darbą, yra Hayeko įtaka Skrutonui. Nes aš iš tikrųjų, kai aš skaitau Skrutoną, tai aš skirtingose knygose, labai skirtingais laikotarpiais parašytose randu referencijas į Hayeką ir taip pat jam labai svarbi buvo tokia Hayeko spontaniškos tvarkos, kuris skiriasi nuo iš viršaus į apačią daromos organizacijos idėja. Beje, Skrutonas yra parašęs skyrių, yra tokia knyga Cambridge Companion to Hayek, tai yra Kembridžo universiteto leidžiama knygų serija ir ten yra knyga skirta Hayeko minčiai. Skrutonas yra irgi parašęs skyrių toje knygoje, ten yra apie Hayeką ir konservatizmą. Hayekas nebuvo konservatorius, Hayekas buvo liberalas, jis buvo ekonomistas, bet taip pat toks politinis autorius, kuris labai, labai gindavo laisvą rinką. Ir Skrutonas, taip, jis turbūt yra laisvos rinkos pusėje, bet ta tokia spontaniška tvarka jam taip pat yra susijusi su, pavyzdžiui, mandagumo normom. Arba kad, mes visi žinom, kad paspausti vienas kitam ranką yra toks taikus būdas pasisveikinti, niekas nėra iš viršaus į apačią išleidęs ten dekreto ar ES direktyvos ar vyriausybės nutarimo, kuris tą nurodytų, bet mes visi tą žinom. Arba, pavyzdžiui, apranga, kaip dera apsirengti kokioje situacijoje, nėra įstatymų, kurie tą reguliuotų, bet yra tam tikra spontaniška tvarka, kaip apsirengti, kad tam tikroje situacijoje, kad kitiems žmonėms būtų malonu su tavim bendrauti. Ir mes tos dalykus išmokstam ir tai palengvina mūsų buvimą vieni su kitais, bet vėl, tai nėra taip, kad Skrutonas viską tik tai nori palikti savygai, ten miestų planavimas, jau kaip kalbėjom apie architektūrą, tai toli gražu nėra dalykas, kurį jis norėtų palikti savygai. Ir ne tik dėl to, kad miestuose būtų patogu judėti, bet tam, kad miestas nebūtų estetinė kakofonija. Taip. Grįžtant prie tos aukštosios kultūros, kas man atrodo svarbu pasakyti ir irgi galbūt vienok paneigti tam tikrus mitus, naratyvus apie Skrutoną, kad jis aukštą kultūrą kaip tokį iškelia ne dėl to, kad jinai kažkokia yra elito vaisius, kurį valgo, ar ne tik tai elitas, kuris turi išsilavinimą ir kuris turi pinigų nueiti į brangias operas Paryžiuje ar Milane, bet kalba apie tai, kad susiję aukštąją kultūrą su žmogiškumu kaip tokiu, su žmogiškais instinktais ir su net ne žmogiškais, o labiau dvasiniais žmogaus instinktais, ar ne? Su tuo tokiu, siekiu pažinti grožį, pažinti tiesą, ką jis kalba. Ir tai kartu yra, ką jis be kita ko sako apie aukštą kultūrą ir jos tradiciją, kad mes pavartojant neskrutonišką žodį, vartodami aukštąją kultūrą, mes esame nuolatinėme dialoge su
su visa, sakykime, kultūros istorija. Ir šia prasme Skrutonas sako, jog mes vartodami aukštojo kultūrą, mes esame tokiame bendrume ir asociatyvume su mumis, prieš mumis buvusiomis kultūromis. Ir sykiu, kas dar įdomu ir ką jis kalba apie bendrai modernybę kaip tokią, tai tą atskirimą, gana kanoninę, aišku, atskirimą tarp visuomenės ir bendruomenės, ar ne, tarp Gemeinschaft ir Gesellschaft, ar ne, kad modernybė yra iš esmės išėjimas iš bendruomenės į visuomenę. Ir kodėl šitai kalbu, kad Skrutonui be abejo Kantas irgi yra labai svarbus autorius su jo idėjomis ir su transcendentinė savastimi, kaip Kantą interpretuoja Skrutonas. Ir šia prasme su modernybė Skrutonas sako, jog po truputį nyksta ne tai, kad nyksta transcendentinė savastis, bet modernybė kišasi į žmogaus transcendentinę savastį kaip Augminai sakei, su, pavyzdžiui, viešosios erdvės užėmimu, architektūros įvairiais projektais, kurie yra mega politiški ir kurie tam tikrą prasme, kaip sakant, intruzina, ar ne, įeina į tą viešą erdvę. Man atrodo svarbu pasakyti, kad nėra taip, kad Skrutonas tiesiog į tą populiarią kultūrą ar tokią, nežinau, modernistinę architektūrą spjauna dėl to, kad jam nepatinka ir jis niekaip nebando to argumentuoti. Man atrodo, kad svarbu yra pažymėti tai, kad jisai visą laiką stengiasi surasti argumentus, kodėl reikėtų manyti taip, o ne kitaip. Jo argumentas, kuo yra problematiška popkultūra, arba tai, ką aš minėjau apie daugiabutį su oranžiniam tom plytelėm, tai yra tai, kad jeigu tu nuolat vartoji klišes ir kičą, tai galų gale tu pradedi gyventi ir jausti klišėmis ir kiču ir viską matyti per kičo ir klišių akinius. Ir tai, kai jisai kalba apie modernizmą, jau čia truputį kalbėjom apie apšvietą romantizmą, dabar galima pasakyti porą žodžių apie tai, kas apie romantizmą yra sakoma knygoje, tai jisai sako, kad tai, kas yra svarbiausia romantizme, tai, kas yra svarbiausia modernizme, yra bandymas pabėgti nuo to klišėmis ir kičų infekuotos erdvės, bandymas padaryti kažką netikėto, kažką truputį gilesnio, kažką, kas iš tikrųjų padarytų iš esmės tą patį dvasinį veiksmą, kurį darydavo menas iki moderniais laikais, tas toks gražus ir suprantamas menas, kai tu ateini Ticianas ir matai, kad tai yra gražu, ar ne? Ar ten klausai Mozartą ir tu iškart jauti, kad tai yra gražu. Ten su kokiu Schönbergu yra visiškai kitaip, arba su T.S. Eliotto poezija visiškai yra kitaip, bet siekis yra tas pats, yra išsaugoti tą žmogišką, tai, ką jis vadina etiniu žmogaus vaizdiniu. Tai yra žmogaus, kuris nėra tik tai daiktas tarp daiktų, bet yra kažkas, kas yra vienu žingsniu ne šiam pasauliu, tai pasakykime, kažkokia paslaptis, kažkokios galbūt šventumo aureolės paženklintas vienaip ar kitaip. Taip, ir dar vienas turbūt svarbus dalykas, kad jis šita knyga ir kitas jo rašymas ir kalbėjimas iš tikrųjų taip, autentiškai duoda įkvėpimą vartoti tą aukštąją kultūrą. Bet būtent nesiekiant kažkojo statuso, bet jis labai gražiai ir Augminai teisingai, mano galva labai aiškiai ir teisingai pasakė, kad per tą labai suprantamą kalbėjimą Skrutonas iškelia šios aukštosios kultūros vertę būtent žmogui kaip dvasiniam padarui, vadinkime, ar ne? Ir šia prasme muzika, literatūra, jis be abejo, čia irgi nereikia taip hagiografiškai kalbėti apie Skrutoną, yra tam tikrų laukų, kuriuose jis neturi didelio supratimo, kaip antai kinas, pavyzdžiui, ar ne? Ir jeigu žiūrėtume į šios knygos modernioji kultūra
pasirodymo tą kontekstą, tai jinai buvo ten kritikuojama, kad nieko nepasakė apie kiną, po to jis kitam leidime tarsi papildė šitą, bet taip papildė ne per dar blogiau. Jo, dar blogiau, taip pasakė vien dėl to, kad pasakyti, ir ten irgi netaip išplėtoti tie tos temos ir tie dalykai. Taip, Lauryna. Aš gal dar pratęsdamas ir Teodoro ir Augmino mintį apie tai, kas yra įvardinama ta aukštąja kultūra, bet tai ką jis sieja visų pirma su Humboldtu, bet ir iš dalies su Kantu, tai yra ką duoda tai, ką jis įvardina kaip aukštoji kultūra. Čia irgi yra labai visada sunkus klausimas, o kas patenka ir nuo kurio momento patenka. Čia nėra kažkokios Excelio lentelės, kuri mums aiškiai pasakytų, kur kas prasideda, kur kas baigėsi, bet ką labai svarbaus padaro ir kas, man atrodo, yra tas elementas, kuris kažkaip vis tik skrutana su tokia apšvietos mintimi jungia, tai yra, kad aukštoji kultūra mums duoda susiliesti su universaliuoju žmogiškumu, ta prasme, kad buvimas žmogumi yra kartu ne tik tai, aš esu koks aš esu ir priimkit mane tokį, bet kartu, kad visada yra distancija tarp to, kuo aš galėčiau ar turėčiau tapti. Ir yra tas būtent santykis su, būtent aukštoji kultūra yra ta, kuri mus verčia stiebtis, ta, kuri mus verčia augti dvasiškai, žmogiškai ir kartu jausti universalų bendrumą. Kad yra tam tikri meno kūriniai, yra tam tikros knygos, kurias skaito nepriklausomai nuo žemyno kultūrinio konteksto, ir jos ten gali gauti visai kitą prasme. Ten koks Akira Kurosawa gali perskaityti Šekspyrą ir padaryti įtaigesnę Šekspyro adaptaciją negu daugelis vakarų ten kinematografo kurie tada būtinai fokusuosis į 17 amžiaus Angliją, kaip tarsi ar 16 amžiaus, tarsi kaip reikia į tą epochą orientuotis. Tai prasme, kad yra tam tikras universalumas, kuris mus jungia, bet yra kitas įdomus aspektas šitoje Skrutono knygoje, tai yra tas paradoksalumas, kas yra ta bendroji ir populiarioji kultūra. Kai iš vienos pusės tų archainių institutų kaip gentis, kaip bendruomenė, kaimo senąja prasme ir išplėstinė šeima senąja prasme, jų nebėra likę. Bet pats poreikis tai kitai kultūrai. Skrutonas irgi labai aiškiai pripažįsta, reikia dalykų, kurie mus jungtų, reikia dalykų, kurie būtų būtent ir lokalūs. Ir kitas įdomus aspektas, kurį aš dabar atkreipiau, čia Skrutonas šitą knygą parašė gerokai prieš Francis Fukuyama On Identity, apie tapatybę, kad tapatybė yra tarsi viena kertinių sąvokų. Ir Fukuyama jau kalba apie identity politics, o Skrutonas čia rašo dar, kai tapatybės politika dar nebuvo taip įsibėgėjusi, 15 puslapis lietuviškam leidime, jisai rašo, visas šiuolaikinis gyvenimas persmelktas tokių tapatybės paieškų. Nors tai nestabilus dalykas, galintis keisti kryptį kelis kart gyvenime, ar net 2 kart per metus, čia aišku ironija, jis turi daug bendro su genties nario susisaistymu su bendraja kultūra. Taip sakant, kad tos tapatybės paieškos ir kalbėjimas apie tapatybės, tai būtent tai nėra apie mane, ir Skrutonas šitam puslapį gerokai pačiu tai išdėsto, tai yra būtent apie mano santykį su kitais. Jis netgi taip egzistencialistinės savokas išsitraukia ir sako, čia yra susijęta su buvimu kitam. Tai nėra apie, ir čia kartu yra, ar ne, iš vienos pusės pripažinimas, bet man atrodo yra tokia, ir slapto pavojaus, nes ir keistas paradoksas, kad bendroji kultūra tuomet yra dėl buvimo kitam ir yra susijusi su ta tapatybė, kurią aš projektuoju į aplinką, ir dėl to man yra svarbi, bet čia yra irgi tam tikro pavojaus, kad pamiršim tą kitą dalį, kur yra susijusi tarsi su vidinė savastim, bet tavo ta vidinė savastis, tai ką filosofai vadina siela ir teologai, jį kaip tik labiau išeina į universalų lygmenį, leidžia patirti žmogiškumą kokybiškai kitaip, būtent nesusisiaurinant, kad aš esu tokios tapatybės, tu tokios tapatybės, tarp mūsų yra fundamentalus neįveikiamas skirtumas. Man atrodo, būtent šia prasme gal Skrutonas, nors jisai puikiai rašo, labai aiškiai artikuliuoja, jis
gal taip iki galo eksplicitiškai nepasako, kad iš tikrųjų aukštoji kultūra turi labai fundamentalų demokratiškumo elementą. Ta prasme, kad jinai geba jungti labai skirtingus žmonės, nepaisant jų konteksto. Taip. Ir čia yra vienas dar svarbus dalykas, pridedant prie Lauryno, apie tų archainių kultūrų, kaip sakant, įėjimą į aukštosios kultūros lauką, jeigu galima tai pasakyti, turbūt, kad negalima, bet iš esmės apie sakykime, apie sintezę šių dalykų, kaip 20 amžiaus pradžioje ir per 20 amžių jis pasitelkia kompozitorių pavyzdžius, iš esmės tų archainių kultūrų reliktai yra kooptuojami tam tikrą aukštosios kultūros produkavimą, kaip antai su Bela Bartoko muzika ir su Aarono Koplando muzika Amerikoje, kur iš esmės tie melodingumai ir tie muzikiniai siužetai pasirenkami ir perdirbami iš sakykime, archainių Amerikos kultūrų. Augminai. Gerai, tai pridedant porą minčių prie to, ką Laurynas sakė, apie tas tapatybės paieškas ir pop kultūrą, kuri vyrauja, tai man atrodo, kad Skrutinas iš tokios perina struktūralistinės antropologijos pusės. Turbūt šiuolaikiniai antropologai labai smarkiai kritikuotų šitą prieigą, bet galim nelysti šitą lauką, nes nežinau, aš turbūt nelabai daug ką galėčiau apie tai pasakyti, bet jisai siūlo pažvelgti tai, kas dabar yra bendroji kultūra, tai, kas, iš esmės yra pop kultūra, ar ne? Nes dabar jau Lietuvoje tai tiesiog yra skirtingos pop kultūros, kurias vartoja 50-mečiai, 30-mečiai ir 15-mečiai, ar ne? Bet visos jos yra pop kultūros, daugiau ar mažiau. Tai Skrutinas atkreipia dėmesį, kad tos tapatybės paieškos, ar pop kultūrai, ar kokiose nors ten politinėse ideologijose, ekologizme, feminizme, visos jos turi tokį kvazi religinį matmenį, tam tikrą struktūrinį panašumą su religiniu elgesiu. Ta prasme, pabandykite Miley Cyrus fanui girdinti žaisti Miley Cyrus. Jūs pamatysit, kaip jis reaguoja tai kaip į šventvagystę, ar ne? Arba kaip žmonės, kurie, nežinau, tiki libertarizmu arba tiki feminizmu, kaip jiems yra svarbu ten kambarį užsikabinti vėliavą, ten kokiu nors pasidaryti ženklūnus, užsidėti marškinėlius, kurie visam pasauliui skelbia, kad jie yra šitos tapatybės. Ir taip, Skrutinas būtent taip ir mato tą, kad tai tokiu būdu žmonės užpildo tam tikrą tuščią erdvę, kuri yra palikta to, kad nebėra tokios lokalios bendrosios kultūros. Ir šitoje knygoje jis to nesako, bet vienam interviu jis sako, nėra atsitiktinumas, kad pagrindinė 20 amžiaus literatūros tema yra vienišo izoliuoto individo drama. Tai yra tikrai susijęs su tuo, kad ir čia vėl, man atrodo, kad sveikas turbūt požiūris, tai kas man atrodo kaip sveikas požiūris, jisai nesakytų, kad čia yra tik blogai ir čia yra tik praradimas, nes taip mes tapom laisvesni ir mes turbūt labai daug žmonių vertina tai, kad jie turi laisvę patys rinktis kaip gyventi, ar ne? Ir turbūt jeigu aš gyvenčiau tokioj labai homogeniškoj, labai hierarchiškoj bendroji kultūrai, turbūt aš susidurčiau su tam tikrais sunkumais, prie jos pristaikant, su kuriais aš dabar nesusiduriu. Bet šitas pokytis, šitas išlaisvėjimas, jis turi savo kainą. Ir man atrodo, kad ką yra svarbu pasakyti, yra tai, kad visi pokyčiai turi kainą, ar ne? Ir šiaip tai toks dalykas, nuo kurio gal reikėjo pradėti nuo tokio istorinio konteksto, kada buvo išleista ta knyga, tai yra pirmasis leidimas, jeigu neklystu, pasirodė 1998 metais, ar ne? Tai yra pačioj 20 amžiaus pabaigoje, tokio pirminio lūžio, kuris atėjo su 21 amžiumi, su rugsėjo 11 dar nebuvo įvykę. Pasaulis buvo gerokai kitoks, negu mes jį žinome šiandien tiek turbūt Lietuvos Respublikos piliečių, tiek Jungtinių Amerikos valstijų piliečių. Tai šia prasme, bet paradoksas turbūt yra tas, kad šiaip politikos knygoje nėra tiek daug. Jis gana taip, manau, kad sąmoningai aptarinėja tos, iš esmės, kultūrą kaip tokią ir modernybę,
į politiką griežtai neeidamas ir nenagrinėdamas, suprasdamas, kad tai yra atskiras laukas ir čia būtų labai daug apie ką galima kalbėti. Iš Skrutono turbūt varpinės, kas yra paminima, tai yra paminima ir aišku drąsiai kritikuojama, ką jis ir ankstesniuose darbuose iki moderniosios kultūros, iki šios knygos, tai prancūzų intelektualinė tradicija, 20 amžiaus, sakykime, antros pusės, 6-7 dešimtmečio, tie dekonstrukcijos užsiėmimai, garsus vardai, kurie ir mūsų klausytojams be abejo žinomi, nuo Derrida iki Sartro, iki Foucault ir šių vardų. Bet grįžtant dar prie to konteksto, ką irgi mes čia taip kalbame, bet turėtume suprasti, kad Skrutonas turbūt šiandien irgi kiek kitaip mąstytų, nes tos kultūros, populiariosios kultūros ar populiariosios kultūros platformų formos yra labai pasikeitusios, ar ne? Augminai seminare prieš savaitę, kurį mes turėjome, labai aiškiai pasakyti, ar ne? TikToko nebuvo 98 metais ir kaip mums mąstyti, 98 kas ten, Spice Girls turbūt yra toks, Laurinai, tu esi populiariosios kultūros istorikas, kaip žinoma. Taip, paauglės merginos jau klausėsi Spice Girls, paskutinės roko žvaigždės Britanijoje buvo Oasis ir Pulp. Ir čia tas yra momentas, kad būtent nutiko, ką ir Augminas gerai atkreipė dėmesį, populiariosios kultūros fragmentacija. Toks vėl, politikos mokslininkai gal sakytų balkanizacija, aš tai sakyčiau gal tribalizmas, toks suklestėjo, kurį įgalino būtent pasikeitimas informacinių technologijų, kad mes kiekvienas galim dabar gyventi savo burbule, labai taip preciziškai sukuruotam, kur aš girdžiu tik tai tokią muziką, tokias grupės, o visi kiti dalykai išlieka ir man atrodo dabar gal jau net Skrutonas ilgėtųsi paskutinio 20 amžiaus dešimtmečio, kaip to paskutinio dešimtmečio, kur buvo vienijanti populiarioji kultūra, kur tu gali ateit į aludę ir visi dainuoja tas pačias dainas. To nebėra. Bet man atrodo, kad kas nepasikeitė yra tai, kad populiarioji kultūra ir toliau neduoda to, ką Skrutonas vadina perėjimo ritualais. Jinai ir toliau neduoda jokio gyvenimo horizonto anapus amžinos jaunystės ir amžino vakarėlio. Jinai niekaip nepasako jauniems žmonėms, kaip jūs galite tapti suaugusiais atsakingais žmonėmis ir nepanašu, kad šitas dalykas greitai pasikeistų. Ir man atrodo, kad iš šitos pusės tai, kas Skrutonas sako apie pop kultūrą, vis dar yra, tikrai nemažiau aktualu. Nepaisant to, kad ta knyga yra parašyta laikais, kai dar nebuvo interneto. Buvo internetas, bet nebuvo, sakykime, jis nebuvo tiek plačiai naudojamas ir nebuvo socialinių tinklų. Gal Augminai dar, jeigu į antrąjį pokalbio pusę papasakotum, kaip sekėsi bendrai versti šią knygą ir kaip atrodė tas procesas. Tai yra pirmoji į lietuvių kalbą išversta Rodžerio Skrutono knyga. Tų kalbėjimų apie Rodžerį Skrutoną buvo šiek tiek ir tekstų yra vienas kitas. Jeigu neklystų, Virgio Valentinavičiaus yra tradicijos likimas toje mėlynoje knygelėje, irgi prieš 20 metų turbūt jau išleistoje, bet kaip tau sekėsi tas bendras darbas ir kaip jis atrodė? Aš šiaip labai džiaugiausi tuo, kad man pavyko rasti leidėją, nes atrodė, kad taip, truputį gaila, kad Lietuvoje nėra nei vienos Skrutono knygos lietuviškai, bet iš kitos pusės kažkam tai yra galimybė. Ir man tai buvo galimybė nuveikti ką nors įdomus. Man tai buvo labai įdomu. Aš net sakydavau draugams, kad man čia kaip kokios antros bakalauro studijos, nes man tikrai reikėdavo perskaityti nemažai tekstų, kuriuos aš nebuvau skaitęs, arba kuriuos buvau skaitęs labai seniai, arba kuriuos buvau tik užmetęs akimis, arba tiesiog ieškoti kontekstų, bandyti suprasti, ką Skrutonas turi galvoje ten vienoje ar kitoje vietoje referuodamas į vieną ar kitą kūrinį, kur aš, pavyzdžiui, kur yra anglakalbiai tradicijoje yra svarbus kūrinys, lietuviškai mokykloje niekas nemokė ir aš neišmokau, ar ne? Tai aš tikrai jaučiuosi daug išmokęs. Reikėjo tam tikro kūrybingumo verčiant kai kuriuos terminus. Ethical vision of man yra labai svarbus terminas šitoj knygoj.
Virgis Valentinavičius prieš 20 metų išvertė kaip dorovinis žmogaus matymas. Aš pasirinkau versti etinis žmogaus vaizdinys. Paliksim klausytojams spręsti, kaip yra geriau. Jeigu kam nepatinka etinis žmogaus vaizdinys, galite skaityti šią knygą ir visur mintise įdėti dorovinis žmogaus matymas. Kas dar, ką aš pastebėjau iš to vertimo proceso, labai keitėsi mano santykis su tekstu. Pirmą kartą, kai skaičiau tą knygą, tai aš buvau labai sužavėtas, man jinai labai patiko, o po to jau kai verti, tada pradeda matyti kažkokius tai kampus, kurie tau kelia klausimų, ir galų gale buvo taip, kad pats knygos užmanimas man pradėjo kelti klausimų, nes taip, viena vertus galima šitą knygą skaityti kaip tokią filosofiškai parašytą modernios kultūros istoriją, kur bandoma apibendrintai nupasakoti tos svarbiausius dvasinius lūžius. Kitas būdas yra skaityti šitą knygą kaip tokią filosofinę tam tikro gyvenimo būdo gynybą ir tam tikros tokios pozicijos, taip sakykim, Lebensfilosofijai pozicijos gynyba. Ir pagrindinė drama šitos knygos yra tokia, kad, kaip sakė Nyčė, Dievas mirė, religija nebėra opcija, kaip išsaugoti tai, ką aš pavadinau etiniu žmogaus vaizdiniu, kaip išsaugoti gyvenimą, kad jis būtų ne viena sumauta akimirka po kitos sumautos akimirkos, bet kad tai būtų kažkokia prasminga visuma, vieninga istorija, kad jame būtų kažkoks, nežinau, šventumo tam tikras matmuo, kai neturi religijos. Ir Skrutonas tikisi, kad menas kažkokiu būdu gali tą duoti žmonėms. Aš kaip religingas žmogus truputį turiu skeptiškumo šitoje vietoje. Aš nesu tikras, ar menas pats iš savęs gali tą duoti. Man patinka kito brito, tokio 20 amžiaus rašytojo Evelyn Waugh toks pasakytas kalambūras, kad galbūt siaubingas šiuolaikinio meno šlykštumas mums apvaizdos yra duotas tam, kad suprastume, jog menas negali mūsų išganyti. Ir aš šitoje vietoje turiu distanciją nuo to, ką Skrutonas sako, bet aš vis tiek manau, kad kaip modernios kultūros istorija šita knyga tikrai yra, mano galva, jinai tikrai yra vertinga ir verta skaitimo. Dar pabaigai norisi pridurti, kas dar pasikeitė, tai intelektualinės tendencijos, ir jeigu net žiūrėt 10 metų atgal, jeigu dar toksai, kairuoliškas dekonstruktyvizmas ar dekonstrukcijos intelektualinė banga, jau aš kai įstojau į universitetą prieš, neatsimenu kiek, 15 metų, tai jau man tada atrodė viskas kažkaip, kad vyresnė karta tarsi kalba apie tą dekonstravimą, ten Foucault, Galio žaidimus kaip kažką šviežio, man jau tada tai atrodė beviltiškai pasenę ir taip gal morališkai intelektualiai žlugę, bet jeigu reikėtų surasti tokią konservatyvę kritiką tam visam intelektualiniam judėjimui, kuris ten buvo įkvėptas Derrida ir kuris, man atrodo, ačiū Dievui, pagaliau yra pasibaigęs akademinio pasaulyje, arba jau mes kažkaip esame pozicijoje post jo, nebetikime jo tokiu pažadu, kad mes galime viską paimti ir kažkaip lengvai perdaryti. Tai vienas paskutinių skyrius, būtent skirtų dekonstrukcijai, yra labai gera kritika, kurisai Skrutonas taip ten labai ironiškai rašo, kad yra daug nesąmoningo teksto, tokio tyčia bandymo išstumti to, kuris nėra inicijuotas į paslaptis, kas irgi vėl įdomiai religiniais kultūros elementais susišuka, ką jis rašo knygos pradžioje, bet po to jisai, tokius 10 ar kiek punktų, 7, labai geras skaičius, 7 punktus pateikia, kokie yra esmė tos intelektualinės pastangos ir koks yra jos turinys. Man atrodo, tai vis tiek labai, labai taikli diagnozė, nors didelė dalim gal supaprastinanti, ten iš Derrida galima tikrai visokių įdomių minčių išspausti, bet kartu yra ir tokia labai gera kritika, kad pas mus yra ten
ištartas žodis pirmąją prieš raštą, Skrutonas sako, kultūriškai, istoriškai aš galiu parodyti, kad tai yra tiesiog neteisinga tezė, nuo kurios pradedama. Bet aš noriu, Laurinai, tavęs paklausti šitoje vietoje. Ar tau neatrodo, kad jeigu akademijoje Foucault ir Derrida laikai praėjo, tai Foucault ir Derrida numigravo į popkultūrą ir dabar tai vis tiek yra popkultūros ir interneto reiškiniai ir tai, ką jie bylodavo iš savo tekstų, dabar jau yra, na nežinau, ten youtuberių ar tiktokerių užsiėmimas šiek tiek. Aš manau, kad taip, to tikrai yra, čia gal tai yra susiję gal su, apskritai aukšto išsilavinimo demokratizacija. Ir visuomenė tapo iš vienos pusės labiau išsilavinusi, bet iš kitos pusės aš netgi ir, žiūrėdamas į interneto subkultūrą, sakyčiau, kad jau ir netgi ir ten jau pasibaiginėja ta tendencija. Nes negalėjom, sakyti, tai dabar aš dekonstruosiu čia esančius istorinius naratyvus ir pasiūlysiu jų vietoje ką. Tokį nihilistinį tikėjimą galia, tai grįžimas į fašizmą būtų tikrai to žodžio prasme, kur, tiesiog estetizuojam grynąją jėgą ir ją garbinam. Tai, daug alternatyvų, kurios būtų pasiūlytos, arba kodėl mes turėtume sukurti ilgesnę, teisingesnę ar kažkokią atviresnę visuomenę, pradeda tų argumentų stokoti intelektualiai, tos įvairios pastangos. Tai man atrodo, kad būtent dėl to tas skyrius su kritika tokio vulgaraus dekonstrukcionizmo, nesakau, skaitant patį Derrida, ten galima viskų įdomių minčių rasti, bet tokio vulgaraus dekonstrukcionizmo kritika, jinai dar aktualesnė būtent kritikuojant jos apraiškas šiuolaikinėje populiarioje kultūroje. Nes yra keli paprasti klausimai, kuriuos tai reikia užduoti, kad tas smagus, patrauklus naratyvas, o demaskavimas, ten kažkoksai užkirtimas iš kito kampo, jisai yra labai patrauklus. Aš kiek kitur gal apie tai esu viešai kalbėjęs, kur ar ne ta Freudo, Markso, Nyčės intelektualinė ta įtarumo hermeneutika, įtarumo interpretacija leis man visada nereaguoti į tai, ką sako ar Augminas, ar Teodoras, ar kažkas kitas, o sakyti, bet tu iš tikrųjų taip sakai, nes tu turi ten represuotų kažkokių troškimų, arba tu esi priklausantis tam tikrai klasiai ir ten tu netgi nebūtinai sąmoningai ten tiesiog klasės ideologiją kažkokią skleidi. Arba, Nyčė sakytų, tu esi beviltiškai susisaistęs ten su krikščioniška kultūra, platonizmu, liaudžiai, kažkokiu bereikalingų užuojautą mažutėliams ir visą tai reikia išmesti į istorijos šiukšlyną ir priimti visai kitą moralinio gyvenimo sampratą. Tai šitos pastangos visada yra labai patrauklios, nesmagios, nes tau nereikia niekada rimtai susidurti su niekuo kitu, nes tu bet ką kitą gali į kažką suredukuoti. Tai aš sakyčiau, būtent čia yra iš vienos pusės akademija jau tarsi ta banga pasibaigusi, bent jau man toks jausmas yra, bet jo, populiarioji kultūra gal netgi dar aktualiau. Ir taip, ir Rodžeris Skrutonas per visus savo gyvenimo darbus apie daugelį šių dalykų yra mąstęs, rašęs ir kalbėjęs. Tai pirmiausia, mūsų klausytojus labai raginame susipažinti su Rodžerio Skrutono knygomis, idėjomis, jeigu dar to nepadarėte. Vienas paskutinių Rodžerio Skrutono komentarų, jeigu aš gerai atsimenu, jis mirė 2020 metų, regis sausio mėnesį ar vasario mėnesį. Ir jam mirus pasirodė, tas vienas paskutinių komentarų ir jis buvo labai, labai žmogiškas ir tam tikras dvasiškas. Jis sakė, kad emocija, kurią aš jaučiu, Rodžeris Skrutonas taip sakė, tai yra dėkingumas. Dėkingumas tiesiog viskam, su kuo jis susidūrė per gyvenimą, ar ne? Reikia irgi suprasti, kad Rodžeris Skrutonas buvo, turint omeny tą visą, kaip sakant, establishmentą, buvo kontroversiškas mąstytojas, buvo dažnai labai griežtai kritikuojamas, vadinamas netolerantiškų mąstytojų, diskriminuojančių, tų etikečių daug buvo klijuojama, bet jis, jau ta paskutinė gyvenimo nata tokia buvo, labai, labai žmogiška ir kalbanti apie dėkingumą.
O taip pat vienas irgi paskutinių mūsų podcast'o akordų galėtų būti tai, kad ką jis kalba apie aukštąją kultūrą knygoje. Rodžeris Skrutonas jis sako, kad aukštoji kultūra turi mokyti, kad turime gyventi taip, tarsi mūsų gyvenimai turėtų amžiną reikšmę. Tai čia be abejo vėlgi galėtume nuo šitos tezės vėl atsispirti ir naują laidą padaryti, bet mūsų pokalbį baigėme. Ačiū uždėmesi mūsų klausytojams. Primenu, kad jūs klausėtės Dešiniojo proto podcast'o apie Rodžerį Skrutoną. Kalbėjome su knygos vertėju, modernioji kultūra knygos vertėju Augminu Petroniu. Knygą galite įsigyti didžiuosiuose knygynuose, manau, ir internetiniuose knygynuose. Modernioji kultūra knyga vadinasi. Taip pat mūsų klausytojus raginu sekti mūsų podcast'ą YouTube ir Spotify platformose. Jūsų siekimas padeda mums auginti auditoriją. Ačiū uždėmesi ir iki susiklausimo. Viso geriausio.